Sveiki. Tai šitą video noriu papasakoti apie tai, kaip įvyksta traumos ir kaip mūsų siela pasidalina į dvi dalis. Tai iš pat pradžių mes turime vaiką, kuris turi fainą gražią širdį. Ir jis jaučiasi pilnavertis. Jis jaučiasi mylimas, jis jaučiantis, kad jis viską sugeba ir taip toliau panašiai. Bet kažkada tai įvyksta toks įvykis, kad jisai supranta, kad jisai nėra iki galo mylimas. Kažkokia tai jo dalis yra nepakankamai tobula, kad būtų verta meilės. Tai gali būti, kad jo neišklauso, jo negirdi, jam sako kokius nors baisius dalykus, negražius, verčia į kažką tai daryti, vien žodžiu, naudoja prievartą prieš jo valią. Ir kaip naudoja prieš jį prievartą, kaip jis skaudina, tiesiog jisai, jo širdis kyla pusiau. Ir tada žmogus galvo, kad jis yra neįvykęs, nieko nesugebantis, nevertas meilės, defektuotas, nevertingas ir panašiai. Bet jis amžinai negali būti toks traumuotas ir anksčiau ar vėliau paauglystėje maždaug kurti savo alter ego, savo kitą asmenybę, kuri sako, žiūrėk, jeigu tau yra sunku, jeigu tu kažko nesugebi, tai aš žinau, ką daryti. Reikia apsistatyti sienomis. Reikia įrodyti visiems, kad esi geresnis už kitus. Tu nesi nevykėlis, tu esi geresnis už visus žmonės ir reikia tau visiems tai įrodyti. Ir tas žmogus labai pradeda stengtis, siekti kažkokių tai aukštų standartų, būti tobulas, siekti prestižo, socialinio statuso, tam, kad įrodytų visiems, kad jis nėra nevykėlis. Ir tai yra mūsų ego. Čia mes imamės hiperatsakomybės ir hiperkontrolės tam, kad įgyventi savo idealus, savo tikslus. Mes tampame super savarankiški. Mums nieko nebereikia iš kitų žmonių, mums šis nereikia jokio santykio. Mes viską galim patys. Ir mūsų ego siekia tam tikro socialinio statuso, prestižo per tam tikrą personą, kaukę, per skydą, per barjerą, per gynybinį skydą, kuris saugo mūsų sužeistą vidinį vaiką, mūsų vidinius jausmus, nes vidinis vaikas atstoja širdį ir jausmus. Tai tas ego saugo mūsų vidinį, šitą širdį sužeistą, mūsų jausmus. Ir kaip mes esame valdomi ego arba taip vadinamo to paauglio, mes nebemąstome realistiškai, mes mąstome kažkokiais grandioziškais tikslais, grandioziškais matavimais, mes manome, kad esame supermenai, kad mes viską sugebame, kad mes viską galim patys padaryti, kad mes esame geriausi, tobuliausi ir mes siekiame tų aukštų tikslų. Ir aišku, mes perdegame viso šito dalyko, anksčiau ir vėliau. Nors, aišku, ta strategija ego arba paauglio yra labai efektyvi, nes labai daug žmonės karjerai pasiekia daug per šitą būseną. Bet ilgainiui perspektyviai žmogus perdega tiesiog ir jis negali gyventi funkcionalaus gyvenimo. Tai taip veikiant mes galime būti labai efektyvūs darbe, daug pasiekti, būti labai gerai perfekcionistai darboholikai, kurie nedaro jokių klaidų arba reikalauja iš kitų visko daryti be klaidų. Reikalauja pačių aukščiausių geriausių rezultatų, jeigu ne, tai jie kritikuoja ir jeigu tie rezultatai nepasiekti, ar tai pats žmogus nepasiekė, kitas žmogus nepasiekė, ego arba paauglys labai stipriai plaka ir kritikuoja kitą žmogų. Arba save. Tai čia mes su bizūnu taip pat vadovavomės. Gyvenime savo. Tai ego yra teisintis, jis yra grubus, gynybiškas, pasyviai agresyvus, kritikuojantis, lyginantis save su kitais, jis nori būti pirmas, geriausias, pats pačiausias. Kai tuo tarpu vaikas, jisai nori būti, tiksliau jisai yra, jeigu pas ego, pas paauglį
Nes kodėl paauglys, tai todėl, kad jisai išsivysto paauglystėje būtent šitas ego. Jeigu pas paauglį, tarkim, yra išvis jausmų nejautrumas, paauglys ignoruoja jausmus, jam atrodo, kad jausmai neegzistuoja, viskas galvoja, pas jis galvoja gyvena, galvoja tiksluose, planuose, tokiam racionalizavime, tai vaikas gyvena jausmuose ir sužeistas vaikas yra žiauriai intensyvus jausmai, kurių jis negali perneštis, jam atrodo, kad tie jausmai jį suvalgys tiesiog. Tai jis labai depresuoja, labai yra viduj gležnas, negebantis apsisaugoti, negebantis pasirūpinti savim, neatsakingas, labai reiklus ir labai reikalauja iš kitų dėmesio ir visų kitų dalykų. Ir iš sielos reikalauja vaikas, iš mūsų saugusio aš. Tai va, ir vaikas galvoja, kad jis yra blogas, turintus trūkumų, defektuotas, sužeistas, nepilnavertis, žemos savivertės. Vaikas neturi ribų. Viskas, kas išorėje vyksta, paliečia visą laiką jį ir jo jausmus, jis negali negebėti apsaugoti, kaip jau jis nėra atsakingas, negali savim pasirūpinti. Ir žodžiu, tikras vaikas, su kuriuo reikia rūpintis, globoti, taip toliau. Bet vaikose stiprybė yra jausmai, jisai gali labai labai daug ir stipriai jausti. Tiesiog, kai yra sužeistas, tai visus tos jausmus yra tamsus, gniuždantis, valgantis žmogų jausmai. Ir dažniausiai žmonės, jie susikuria šitą ego, tam, kad apsisaugoti nuo vaiko jausmų, tam, kad nuo šitų jausmų, tai jie susikuria šitą sieną tam, kad apsisaugoti nuo visų jausmų, nes pats iš savęs tie jausmai, jeigu žmogus nemoka susitvarkyti, tai tiesiog gniuždo žmogų, neįmanoma gyventi. Ir, kaip pasakyti, su tais jausmais, tiesiog taip depresuoju, taip sunku, kad, atrodo, nusižudysiu to. Tai dėl to mūsų vaiką ir paauglį reikia jam padėti išgyti, jam reikia padėti sutvarkyti savo jausmais. Tai tarkim, visai dirbant, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į paauglį, nes jisai gina mus nuo pavojaus ir jisai saugo vaiką, jisai padeda vaikui išlikti gyvam ir egzistuoti. Ir jis tai daro per bėgimą. Per hiperkontrolę, per bėgimą, per socialinės medijas, maistą, seksą. Nesvarbu, ką jisai per kažkaip bando užčiaupti tą vaiko tos jausmus, per kažkokius veiksmus, per racionalizavimą, per planavimą, per tikslus, per prestižą, per darbą. Jisai bando pabėgti nuo to jausmo, kad jis yra nevykėlis, kad jam sunku, kad gyvenimas depresyvus, nebepratimas ir panašiai. Jis visų šitų baisių jausmų bando pabėgti per įvairius tokius dalykus. Ir čia yra viskas okei su tuo. Iš esmės, jeigu tu bėgi, jeigu tu naudoji kažkokią veiklą numalšinti savo skausmą vidinį ir ta veikla tau nekenkia, tai tebūnė tavo valia, tebūnė tavo kelias. Bet jeigu tu naudoji kažkokią veiklą, kažkokį tai metodą ir tas metodas yra tau žalingas ir tau kenkia, tai tuomet jau turi susimastyti, kad tas bėgimas galbūt nėra tau sveikas. Nes tu gali pakeisti tuos, kaip tau skauda, kaip tau skausminga, tu gali atrasti naujų metodų, kaip tu gali malšinti skausmą ir savo padėti, kurie nebus tokie toksiški žalingi kaip alkoholis, narkotikai, lošimai, socialinės medijos, maistas, seksas ir taip toliau, kad tu nebūtum ko priklausomas nuo aplinkinės išorinės aplinkos. Nes visas šitas dalykas, ką aš čia kalbu, tas ego ir vaikas, ego ir paauglys, tai yra paauglys ir vaikas, suaugusio nebuvimas. Nes jeigu kažkas tai mūsų paauglystėje būtų pasakęs, kaip mums tvarkytis toje situacijoje, kaip mums buvo sunku, mes nebūtume išvystę tokio agresyvaus paauglio ir tokio gynybiško mechanizmo. Jeigu mums vaikystėje kažkas būtų pasakęs, kaip tvarkytis tais jausmais, mes taip nebijotume tų jausmų ir nebijotume taip to skausmo. Bet kadangi pas mus nebuvo išmintingo, mylinčio suaugusio mūsų gyvenime, ir čia tai yra beveik visiems vaikams, aš nepažįstu nei vieno vaiko, pas kurį buvo išmintingas, mylintis, suaugęs, subrendęs, kuris galėjo atliepti visus šitos dalykus. Gal ir kažkurie žmonės turėjo tobulinus tėvus. Bet iš esmės tokių nebuvo. Kartais net jeigu mes turime gerus suaugusius tėvus, jie vis tiek mums negali visada padėti ir visada patarti, nes mes gyvename ir savo privatų gyvenimą.
Dėl to visai įvyksta įvykiai, kur mes būnam sužeisti, apleisti, nemylimi ir taip toliau. Bet čia nėra problema. Čia esmė, kad visi suaugę visai negalės tavęs išgelbėti. Ar negalėjo išgelbėti. Čia ne dėl to yra, ne jų bėdos. Esmė tame, kad tu pats savo turi tapti mylinčių tėčių ir mamų, kuris savo gali suteikti meilę, palaikymą, apsaugą, išklausyti, išgirsti visas tas savo vaiko ir paauglio ego dalis. Tai vat, tu turi pats savo tapti suaugęs, mylintis tėtis ir mama. O kas yra suaugusio būsena? Suaugusio būsena yra pati regeneruojanti energiją ir sveikatą. Tai jeigu čia yra alinantis ego siekiantis tikslų dalykų, o čia skęstantis negatyviuose jausmuose, tai čia yra regeneruojantis. Kitaip tariant, gydantis, palaikantis ir maitinantis save, savo vaikus, save pilnas. Toliau čia yra neteisintis, priimantis, kitaip tariant. Jis taip pat čia yra atsakingas, jis taip pat yra turintis ribas. Ir kas yra ribos? Ribos yra apsaugotas pažeidžiamumas. Ribos yra, va čia yra žmogelis, čia yra toks buferinis skydas ir ribos leidžia sulėtinti informaciją, kuri ateina ją išanalizuoti ir po to grąžyti ją kitam adresatoriui ir taip keičiasi informacija. Jinai leidžia nereaguoti į situaciją emocionaliai. Jinai leidžia jaustis saugiam. Tarkim, daugumą empatų yra pernelyg pažeidžiami, jie eina į pažeidžiamumą, bet jeigu turi žaizdų, jie eina į tą pažeidžiamumą ir jie realiai patys susižeidžia save. Jie nebijo būti pažeidžiami, bet jie prisidaro savo bėdų, nes kiti juos įskaudina. Tai vat, šituo atveju tu esi saugus, nes tu turi barjerinį skydą ribas, kurios apsaugo tavo realybę nuo visokių tai negandų. Ir čia jau vėliau pakalbėsime, kaip tai išsiugdyti, bet iš tai čia yra apsaugotas pažeidžiamumas. Atleiskit už mano negražų raštą. Jo, ne pats gražiausias raštas. Suaugęs taip pat yra kūrybiškas, jis yra sąmoningas, jisai yra intimus, tai reiškia gebantis būti čia ir dabar, kurti ryšį, jisai yra kuriantis saugumą, regeneruojantis, atsakingas, turintis ribas arba apsaugotą pažeidžiamumą, kūrybiškas, sąmoningas, intimus, kuriantis saugumą, mylintis, palaikantis, maitinantis ir panašus žodžiai. Taip pat realistiškas, pamiršau paminėti, bet neberašysiu jau. Ir supratot, tai yra atsakingas, taip pat gebantis, yra atskaitingas, gebantis prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitus. Tai va, tai čia yra suaugusio būsena. Įprastai yra taip, kad mes esame kažkur užstrigę vaikystėje, kažkur paauglystėje ir mes negalim pilnai pasirūpinti savimi. Yra tam tikros zonos, tarkim, čia mes 100% galim save pasirūpinti, čia galim 50% save pasirūpinti, o čia visai negalim pasirūpinti, čia bijom šitos situacijos, vengiam šitos zonos, ar tai būtų jausmai, ar tai būtų finansai, ar tai būtų pykčiai kažkokie tai konfliktai, ar tai būtų, nežinau, ten verslas galbūt kažkokia, bijom kažkokią savo veiklą nepriklausomą nuo kitų daryti, bijom prieš publiką atsistoti, bijom kažkur atsakomybę prisimti, bijom su santykiuose kažkur tai kalbinti ten antrą priešingos lyties atstovus, bijom susipažinti, bijom ir panašiai. Arba draugų neturim, bijom jų surasti ir taip panašiai. Kažkur mes bijom prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir jaučiamės, kad mes nesugebėsim, negalim, esam bejėgiai ir niekaip nepaeiksim to, nes tiesiog mus gniuždo, ar tai labai sunkus jausmai, arba mes nuo jų bėgam per įvairius dalykus, tai tiesiog užkraunam savo protą kažkokiam tai užimtumu, kuris leidžiam pabėgti nuo tų visų jausmų.
Tai va, esmė, kad viso šito tikslas yra išmokti prisijaukinti savo vaiką, vėl užmėgsti ryšį su savo ego paaugliu ir su jais kalbėtis. Išgirsti jos, jausmus jų skausmą išgirsti ir tai daryti iš suaugusio perspektyvos. Iš mylinčio tėčio ir mamos pats tapti savo mylinčio tėčio ir mama. Įsivaizduok, jeigu pas tave ateina paauglys, kuris turėjo tas problemas, kurias tu turėjai, ką tu jam galėtum pasakyti. Ir pabandyk su savim pabendrauti, pabandyk daryti meditaciją ir taip su savim pabendrauti. Pabandyk su savo vaiku, jeigu tas problemas, kurias vaikystėje turėjai. Ką tau pasakytų mylintis suaugęs tėtis ar mama, kuris tu pats esi savo. Tai va, tai šitą video norėjau aptarti tas pagrindinės būsenas, kurios yra paauglys arba ego, vaikas, vidinis sužeistas vaikas ir suaugęs. Ir mūsų tikslas yra išmokti tapti vėl savo tėčiu ir mama, kuris prižiūri, myli, auklėja savo vaikus. Auklėja tai ne iš kažkokio pykčio ar negatyvus, tiesiog padeda jam augti ir tobulėti. Per palaikymą viskas vyksta. Taip sakant, išmokti mylėti save iš naujo. Tai va, tai tiek norėjau papasakoti šitam video. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitų pasimatymų.